Tai sveiki, šiandieną pas Duomenų dėdę svečiuose turime Eimantą Narkūną. A, Kadangi aš nežinau, kaip iš tikrųjų įvardinti tą rolę, kurią užima, nes skirtingose vietose randu skirtingus pavadinimus, tai pakalbėsim apie jo dabartinę rolę šiek tiek vėliau. Bet aš asmeniškai, ko pastebėjau Eimantą ir kodėl su juo norėjau pašnekėti, tai iš dviejų skirtingų perspektyvų. Gal bus klausytojams įdomu, aš tikiuosi, kad bus įdomu, nes tokią perspektyvą ir kalbino Eimantą. Tai man įdomu iš tikrųjų buvo sužinoti jo kelionę iki jo startuolio MailerLite, kaip sekėsi viskas, kokie buvo niuansai ir kaip jis atsidūrė dabar viešajame sektorėje ir kaip sekasi jam dirbti, pavadinkime taip, 180 apsisukimas turėjo būti, lyginant nuo vieno iki kito, ir ką jis ten veikia ir ką bando padaryti. Tai aš taip labai trumpai ir abstrakčiai apie viską, tai gal Eimantai būtų smagu iš jūsų išgirsti iš karto, kaip pats dėliojate savo karjerą, kaip matėte ją vystantis ir kaip atsiradote iki MailerLite. Tai gerai, galiu čia gal perbėgti kažkam pamokom, dar tikriausiai irgi ne čia gerai išmoktas pamokas, kad atsižvelgti klausytėm, gal padės kažko, gal paskatins. Tai sveiki, oficialiai aš dabar vadovauju valdysenos departamentui Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijoje. Realiai gal ten esu laikinai einantis pareigas, žodžiu, dar konkursas turėtų būti, bet čia tokių daug niuansų, bet iš esmės tai nekeičia. Iš esmės net pozicija, mano dabartinėme etape, esmės nekeičia. Yra klausimas, kažkur momentu gyvenime tu supranti, kad yra klausimas, ką tu nori padaryti, o ne kokioj tu pozicijoje esi. Tai čia toks, esu ir nuo vienas etato aplinkos ministerijoje, ten ministro patarėjas IT klausimas, nes nuo ten pradėjau, tai čia toks dabartinis gal teisiškai yra įvardinant, kas aš esu. Bet kas iš tiesų yra, tai prieisim gal truputį iš tos pokalbių metu. Tai mano gal karjera prasidėjo po universiteto, įmonėlė Zetose, tas Z Technology, dar dabar jie gyvi įrašyti, puslapius kūriau. Atėjau ten nelabai aš tiesų mokėdamas, bet savaitę darbų neturėjau, tai per tą savaitę ir išmokau, ką ten reikia. Tai tokias intensyviai savaitė buvo, atsimenu, ten aš sužinau atėjęs, kad karpyti puslapius tai nėra tas pats, kas Adobe nupaišai ir paspaudi ir sukarpa automatiškai, kad ten realiai rankom HTML ir rašomas. Tai va, per tą savaitę atsimenu, ką aš dariau, tai mokiausi realiai, kaip tą HTML rašyti. Ten padirbėjau tenais, tada tokio kitoje technologijų įmonėje padirbėjau ten labiau su algoritmais. Ir tada mes buvau Amerikoje, work and travel. Padirbau McDonald's 2 savaitės, atėjo nušvitimas, kad gyvenime čia kažką reikia keisti, kitaip reikia dirbti. Kai McDonald's manęs paklausė, man tu ko nors dirbi Europoje, sakiau, aš taip pažiūriu, aš ten tos rankos apdegusios, ten kažką kepu, prisimenu savo prie to kompo sėdinti namie, nes kur tai nieko nedirbu. Nes man nebetrodė, kad čia yra darbas prie kompo sėdienos programavimas. Tai, ir tada aš su partneriu įkūrėm tokį į temą puslapį kūrimo įmonę, kuri vėliau ir išsivystė į MailerLite. MailerLite startuolį, naujienlaiškų siuntimo startuolį ir ten mes per tą kelionę, per tos startuolius, 2009 metais mes tą idėją pataikėm. Ir čia toks svarbus aspektas, gal nes tai, ką čia pasakosiu, gali daug kur, kai kur kaip utopijas skambėti ir kai kur gal kaip psichiatrų pagalbos reikiant, tai 12 metai ir mes dirbam remote first, pilnai nuotoliu įmonė Lietuvoje. Lietuva yra viena iš kelių pasaulio valstybių, kuri turi įmonę, kuri pilnai nuotoliu dirba. 12 metai, ten kiek 8 metai, iki COVID, ne, ir visi ten, kam pasakam, žiūri mus, čia pas jūs tik tai manoma, šiaip tai pas mus neįmanomas toks dalykas ir tai neveikia. Visiškai vienintelį Lietuvoje bandom pasakoti, čia kažką rodyti, niekam neįdomu, čia tik pas jūs, žinai, jūs čia, kažkokie čia kitokie esate ir tai neveikia. Tai vat tas modelis, kur tu žinai, kad jis yra ateitis, tu žinai, kad jis veikia, tu žinai, naudojasi visais jo teigiamų privalumais, samdai iš viso pasaulio geriausius žmonės, dirbi pilnai nuotoliu, statai tą nuotolinę komandą, tu matai, ką reikia, kodėl ten tos žmonės, kodėl tai veikia, kada tai neveikia. Visą tai prasitestavus, tas COVID'as ir atėjimas realiai, kaip čia teleportavimas į ateitį, mums visiems į tą remote darbą, tai man tiesiog atrodo, grįžom prie normalaus darbo, pagaliau visi pradėjo normaliai dirbti. Ačiū tam COVID'ui kažkurio formą, tai man įsileido prie valstybės tarnybos prisijungti, kai žymiai lengvesnė forma. Nes šeimai paaiškint, kad tu čia išeisi valstybės tarnybą nuo 8 iki 5 dirbti tikriausiai, kai tu visą laiką keliaudavai po pasaulį, nėra čia toks lengviausias projektas. Tai toks buvo, bet viso to kelionės metu, aš jau nuo pat pradžių nuo mokyklų žinau, kad aš norėsiu dirbti valstybei, tokį turėjau planą, bet turėjau lygiai tokį pat planą ir užsidirbti pinigų. Toks, vienas kitam nemaišė šitie planai. Tai su MailerLite ten aš atsitraukiau 17 metų gale, tada partneris pajutė, kad čia gali viską perimti, kad čia pasitraukė, čia dar tokiam gerom sąlygom, aš viską perimsiu, tai turėjome tokį porą metų papėjus, kai realiai aš turėjau viską gyvenimą, tada nebeturėjau nieko.
minusė net buvau, bet startuolį atėjo padėti Kilo Health, Tadas Burgaila, čia tikrai senas pažįstamas bičiulis ten, nu, ir galų gale Gediminas Žemelis ten ištraukė, esu tas lietuvis, kur dėkingas Gediminas Žemelis, tu jis man padėjo, nesvarbu, kad ir jis pats iš to gerai užsidirbo, sutapo interesai, bet kažkaip mes ten pralindom pro tokią raktų skylutę. Tai toks gal ne pati maloniausia patirtis, bet nežinau dabar, ar gali kas nors gyvenime pagazdinti mane kažkuo, kaip praėjęs tokį etapą, tai niekam nelinkėčiau, bet jeigu jau praeini, tai patirtį nugula tikrai stipriai. Tai vat baigėsi tai ir aš 20 metų gale prisijungiau prie aplinkos ministerijos ministro komandos padėti su vienos kitos sistemos skaitmenizavimu. Čia dar praleidžiu daug čia dalykų, iš tiesų čia ilgai būtų galima pasakoti, bet kaip ten su tokiam žuvim padėjau, dar ten pakeliui, ten pasitestavau daug visokių dalykų, bet žodžiu, 20 metų gale aplinkos ministerijoje reikia patvarkyti kažkokį įtiūkį, žodžiu, kas čia vyksta, kaip vyksta, niekas neaišku, kažką gero reikia padaryti. Nu, kompas, stalas, kabinetas, pinigų nėra, žmonių nėra, sėkmės, žaidimas prasideda. Tokia žaidimo pradžia buvo. Geras. Šiaip, man atrodo, vienas iš pirmųjų žmonių, kurias aš pažįstu, kurie iš tikrųjų taip galvoja nuosekliai, kad kažkurio momentu turi grįžti, pradėti dirbti būtent viešajam sektoriui. Tas toks vaizdas susidaro, kad visi vengia, nenori dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Pats pokalbis, dėl ko labai norėjau patį pakalbinti, būtent kokios priežastys nulėmė ir matant, kaip juda visas dalykas, tikrai buvo labai smalsu, čia į smalsuolį irgi linksiu paskui, kad ne tik man smalsu, bet ir kitiems, kaip iš tikrųjų taip ateina. Tai šiaip dėl pamokų, tai kaip sakant, visos pamokos mus veda į daro stipresnius, tai smagu matyti, kad iš tikrųjų, kaip čia, iki svajonės arba iki to tikslo priėjot. Tai aš gal tada pavadinkim taip, o kodėl jums toks noras buvo būtent į tą valstybinę organizaciją arba viešąjį sektorių grįžti? Gal turėjot, pavyzdžiui, aplinkoje kažkokių žmonių? Čia grinai iš smalsumo vedamas. Nebuvo, bet aš toks, čia aš toks komandiškas žmogus. Man tokia vaida. Aš matau čia tą Lietuvą, gerai, čia tas pasaulis, ne, čia žmonės jau čia, ten visi sako, kas čia yra žvėrių karalius. Tai bežionės, žvėrių karalius, ne liūtas, žiūrėkit, tas bežionės, tas liūtas čia dabar suginusias yra. Tai tas bežionės pasidalinusias, kad tada tą pasaulį kažkiem sielą mane apsibrėžusias, čia pavadino tai valstybėm, čia susiginė į tos gardus vieną kitą, kažką pakariauja, kažką čia daro. Tai jeigu mūsų čia ta visa čia šutvė gyvena šitoj šalyje, apibrėžtoje Lietuva pavadinimu, tai gal ir padarom kažką tokio, kad, įdomaus, jeigu mes esame iš esmės komanda, čia žmonių, visi apibrėžti teritoriją, apibrėžti kalbą, apibrėžti kultūrą ir daug kelių dalykų, ir padirbėkim kaip komanda, ir parodykim, ką šitą komandą moka, ką šitą komandą daro, ką šitą komandą gali. Ir, žinai, tai pradžioje gal tai paronizuojant, čia jau kažkas nesuprato, bet iš esmės, į tą tokį išeiti, ir tada klausimas, ką ta komanda gali. Žinai, klausimas, ką tu pats gali, žinai, ir klausimas, ką tu komanda gali. Kaip aš sakau, žinai, išėjau ribų ieškoti. Visada, žinai, ribos yra tai, ką tu turi, kol neieškai. Kai pradedi iešką, supranti, kad jų nėra. Taip ir čia tas buvo man visą laiką, gal mačiau seniau, žinai, ten kokie 10 metai, kai ten mačiau ir tos pokyčius, ir toj vyriausybė, kad ir fainų dalykų darė, bet ten ir tos rinkimus pralaimėjo, ten, žinai, tie dešinieji, man toks visą laiką atrodė, ne, kažkaip ten mūšis vyksta, žinai, kad mes čia sėdim tada pinigą kalam, kažką darom, ten realiai, vyksta kažkokie procesai, kur realiai daro įtaką mūsų gyvenimui. Kažkas yra, kas pinigus ima, kažkas, kas neduoda, kažkas, kas duoda, kažkas tiesiog kas daro, kas nedaro. Sakant, verda gyvenimas, kur nueina mūsų didelė dalis, žinai, pajamų, šiaip visų, ir tai gyvenimo mūsų, šiaip įtaką didžiulę daro. Ir man toks visą laiką toks, norėjosi, kad ten atsidurti, kur tie reikalai sprendžiasi, žinai. Kaip jis sakytum, turėtum, tas verslas yra didelis, viskas gerai atrodo, čia spręs, turi problemų daug, bet ten man atrodė toks truputį įdomiau yra. Kad tai ir dabar net nubėgant į priekį, tikriausiai tai, ką aš darau, tai jeigu taip endorfinų lygį žiūrint, tai jis yra labai, labai praktiškai identiškas, jeigu tu turi sėkmingą verslą. Jeigu turi sėkmingą verslą, tai ir tai, ką aš dabar darau, tai pagal endorfinų kiekį tai yra panašus, nes čia pokytis labai, tai didžiulių pokyčių dirbo, o tenais tiesiog tu turi fainą verslą, turi komandą, turi pajamų, turi gali veikti, ką nori, daryti, ką nori. Ir tas, bet endorfinų prasme tai yra panašus pojūtis, dirbant valstybės tarnyboje, jeigu tu turi visišką laisvę darbą. Tai... Aš galvoju, čia nėra susijęs su tuo, kad matosi iš tikro tas, kaip čia pavadinti, poveikį žmonėm arba tas galutinis rezultatas iš tikrųjų, kai supaprastintas. Sunkiai dabar su lietuvišku terminu tą impact išversti, kad
kaip kitiems darai įtaką ir kaip jų gyvenimą pagerini, būtent stumdamas vienus ar kitus dalykus į priekį. Tai galvoju, gal čia iš tos pusės, nes versle, pavyzdžiui, kaip aš įsivaizduoju, gali būti completely wrong, nes visiškai neturiu tos paties, bet man atrodo, kad prasmingas verslas yra būtent tas, kaip tavo tą produktą arba paslaugą yra vertina ir žiūri ją žmonės, nes jeigu jie žiūri ją pozityviai, vadinasi, tavo verslas, jeigu jis tau generuoja pinigus ir žmonėms yra geras, tai vadinasi, judi į gerą pusę. Tai čia tas pats ir su viešuoju sektoriu iš tikrųjų, jeigu žmonėms palengvini gyvenimą, sumažini tam tikrų, gal nežinau, niuansų arba, tarkim, biurokratijos tą tokį iškarpai dalykus ir jų supaprastini, tai iš tikrųjų gal ir daugiau to atsiperkamumo ir tos tokios vertės gal manas. Aš tai galvoju, nežinau kiek. Taip ir yra, žinai, žmonės vis tiek, daugumą žmonių nori kažką daryti prasmingo, nori prie kažkokio pokyčio prisidėti, tame, žinai, visi mes ieškam prasmės. Jeigu, žinai, jeigu mes neturim prasmės, mes ieškame prasmės. Tai ir toksai tas užburtas ratas, mūsų genuose tas yra ir kai tu pamatai, kad yra galimybė prisidėti prie kažko, kas lies ten kelis milijonus, gali paliestus pokytis, norėtas verslas tokį šiaip gali pasiūlyti, tikrai tu savo versle gali rizikuoti, daryti dalykus, gali užaugti iki tokio modelio, iki tokios galimybės keisti, irgi tas įmanoma, bet lygiai taip pat valstybė tau gali pasiūlyti tokias pačias sąlygas ir tokį, ir jeigu tau ten, žinai, kažkaip, nėra taip, ir finansai tave žiauriai smaugia, ten, net ir prie to galėsim paėti, nes čia užsidirb galima šiaip, dar geriau negu net jeigu versle, bet iš esmės, jeigu tu gali leisti savo tokį ypač startą, tai čia tikrai ta vieta yra, kur gali realizuoti save. Okay. Šiaip, kai pasakot apie pradžią, stalas, kompiuteris, žmonių nėra, dirbam, bet man toks įdomu. Čia labai panašu iš tikrųjų startuolio veikimą, kur sugalvoja idėją, vienas sėdi, turi tą patį kompiuterį, stalą ir dirbi ir darai dalykus. O kokių, pavyzdžiui, didžiausių skirtumų pačiam teko pastebėti, lyginant tarp praeitų patirčių ir būtent kaip pačioje pradžioje atėjote būtent į šią poziciją? Ja, vienas bendras dalykas, tai viską pačiam reikia padaryti. Tai tikrai bendras dalykas. Skirtumų nepastebėjau, bet šitas tai tikrai vienodas. Okay, bet čia tas gal irgi persineša iš to, kiek yra atsakomybių pasiėmė ir kiek nori tada daryti ir kiek esi motyvuotas. Nes jeigu tos motyvacijos... Valstybė visi to atsakomybės nusimetinėjo, tu vienas, aš viską pasiėmu. Kiek dėsi, tiek pasiimsi. Man tinka, man čia nieks nelaiko, man čia įdomu, aš noriu padaryti, kažką, man čia jokių problemų. Ir man net po to nebeduoda atsakomybės, sako, tu čia teisiškai nesi atsakingas, čia tu tik taip šnekėčiau, tai nebus, galiu, sakau, on the record, čia rašyti, kad aš čia priverčiau, grasinau priimti šitą sprendimą, atsakomybės perduoti, sakau, galės turėti įrašą, jeigu ateis kažkas klaužinai, pat rumini, kad čia toksai yra, šiaip tai tas pats, kas tas startuolis, nėra čia, mes ir vadinamės valstybinius startuolius, sakom, tai ir darom, ateini, be nieko, pradedi, užsikabini už kažko, pradedi buildinti produktą, komandą, tada supranti, ką tas tavo produktas turi daryti, tada antrą kartą supranti, ką jis turi daryti, kokį 10 kartą supranti, kad dabar tu tikrai supratai, ką iš tavo tas produktas turi spręsti, kokią problemą, ne? Tada galvoju, kad nebus 20 kartą, čia kai suprasi irgi, gal dabar paskutinis, nežinai, čia paskutinis. Taip, ta prasme, tas pats visas. Ok, o tai paminėjot apie tos produktus ir visą šitą dalį. O kaip tada su komandom? Nes, aš vis tiek, kiek žiūrėjau tą būtent Startup.gov.lt puslapį, tai yra labai pakankamai skirtingi projektai, tie produktai ir tos sistemos visos, kurias, kaip suprantu, susiderinat ir kartu darėt. Kaip atsirenkat komandas arba žmonės būtent į tokius dalykus? Žinai, aš toks tikrai nemažą kelią nuėjau, čia toks, žinai, galiu taip jau apžvelgiant visą tai, žinai, sakau, kartais ne mes atsirinkam, kartais mūsų atsirinka. Irgi, žinai, čia taip abipusės tas veikia, man parašo žmogus ir tiesiog, žinai, čia taip perkeltinė prasme, bet taip grubiai, žinai, kovojau Bachmute, Nadžefe, Faludžoje, dabar duok ruožą frontą, kurį čia reiks ginti, viskas, priėmė sprendimą, kad ateinu padėti šaliai, kurį ruožą čia reiks ginti, tiesiog nurodyk, viskas. Toks, žinai, ir ką tu tokiam, žinai, gali pasakyti, tai čia įginti, žinai, va šitas ruožas, jau susitarim dėl kažkokių finansinių aspektų, dėl kažko, bet tu motivaciją nereikia aiškinti, ką čia dabar mes, kad gali tualetus tiek valyti, kad gali ten kažką, ta prasme, jis ateina, ką aš čia turiu padaryti, kad šitas, čia, tiesiog, ką man reikia padaryti, sakyk. Sėdam šnekam. Okay. Tai, žinok, tada ir gali padaryti dalykus, kai nereikia ten aiškintis tokių, spręsti klausimų.
vaikų darželį gal kartais. Tiesa, aš kai pagalvoju dabar apie, tarkim, dabartinę darbo rinką, motivacija vienintelė ir didžiausia tai yra finansinė, o tada visa kita, kai bus, tai realiai irgi gali paskui peršokti, kitur palikti ant ledo arba vienaip ar kitaip. O čia atrodo, kad žmogus motivacijos vedamas, tai iš tikrųjų jis tikrai padarys viską iki galo, pasistengs nueis tą papildomus kilometrus, kiek reikės, kad viskas būtų gerai ir kad, geras. Bet vadovas atsako už motivaciją tų žmonių. Jeigu tik finansinė, tai irgi daug pasako apie visą tai. Tai ir aišku, finansinė motivacija turi būti, bet jinai neturi būti pagrindinė, ar jinai turi būti viena iš 4, 5 ir tada pasieks rezultatą. Taip. Jeigu tik finansinė motivacija, nežinau, ką patarti. Taip. Faino darbą, geriau tada nerinu. Ne, tas yra tiesa. Finansinė svarbi, visi turime gyventi, pavalgyti už kažką reikia, bet turi motivuoti ir visi kiti dalykai. Komanda, vadovas tas pats ir taip. Aš čia paminėjau smalsuolį iš tikrųjų. Šiaip jeigu taip atvirai, tai aš mačiau jūs LinkedIn'e dažnai rašant apie visus projektus, kaip čia vyksta, kaip jūsų planavimai vyko. Taip įdomiai pasirodė, kad vienas iš tokių labiausiai arba aktyviausių žmonių LinkedIn'e iš viešojo sektoriaus, apart žmonių politikoje. Ir man taip pastebėjau tada Smalsuolis LT, tą patį projektą, iš tikrųjų apie visą tą informaciją ten. Tada teko pakalbėti su Vilium Visocku. Jis irgi sako, Smalsuolis LT irgi ten žiūrėjau, labai fainas, viskas gerai, bet, iš savos pusės pažiūrėjau ir man taip iš tikrųjų įdomu, kaip tokios idėjos gimsta ir kaip jas sudėlioti, sukūruoti, kad jos būtų tai būtent įvykdomos. Tokia, kaip man pasakyčiau, visiškai kitokia forma, negu aš įpratęs iš valstybės arba iš viešojo sektoriaus matyti. Nes visiškai kitas formatas, visiškai kitas atrodo sprendimas. Kaip pasisekė tą padaryti tokį visiškai... Čia galim prie to grįžti, bet žinai, jeigu atsakant, tai einant prie esmės, žinai, ką aš darau ir kur esam dabar, nes aišku, kad jeigu prieš tos 4 metus kompas klaviatūros stalas, žinai, ir Teamsai, viskas, žaidimas per Teams, valdyti valstybę. Tai toks, žinai, tu ten jokios Smalsuolio nepadarysim, nebent pats sės ir kodinsi, žinai. Taip. Bet tai, ką mes padarėm, tai neėm didžiulį kelią ir dabar, žinai, mūsų 50 žmonių yra. Jie neegzistuoja. Jeigu nuotrauką žiūriu, pasakytum, kiek čia dirba su manim oficialiai, tai, žinai, 2 žmonės gal. Tai ta valstybės tarnyba, žinai, tiesiog pakeitėm tą visą, žinai, nusivatinam, galėčiau atsakyti, nes tikriausiai. Tai yra, žinai, užduotis išspręsti, laimėti šitą žaidimą, o resursų nieko nėra, tada, žinai, prasideda įdomiausia dalis. Negali ten pasakyti projekto gale, kad čia kažkas man nepavyko, dėl to ir dėl to. Tu būsi teisus, ten 100 priežasčių, dėl ko tu galėsi nepavykti. Ir tu tikrai visi tą sako ir yra teisus. Bet tiesiog tokį variantą, pavyzdžiui, aš neturėjau tokį variantą. Tai ką mes padarėm, žinai, tai iš esmės pradėjom nuo to, kad pradėjom bildinti tą, atėjo kažkokia pradžia aplinkos ministerijos. Tik projektą. Tų pinigų nieko nėra, ten kažką, nes kokių pinigų galima gauti čia. Sako, čia būna kartai perskirstimas per metus, bet šiaip ne, vietoj tušinukų gali duoti algom leisti, nes valstybė yra taip, pinigai tušinukam, paslaugom, jie negali būti algom skiriami. Geriau tu pirktus tušinukus, kaip pirkės, nesvarbu, kad ten žmonėm reikia, žmonių algom, kad ten žymiai fainesnis dalykus gali pažiūrėti, leidė tušinukam, čia perkelkime taškai, algom tušinukam, kam ten nori, bet ne žmonėm. Ir ten toks būdavo tas perskirstimas vidury metų. Aš sakau, gerai, čia kažką, sako, mes patys padanginsim, nusiūsim iš ministerijos, čia nusiuntė kolegos, 300 000 leistų, atėjo atsakymas nedavė. Gal tada aš pamėginsiu, aš taip prašiau planą, kad reikia 8-9 tūkstančių, skaičiavau, ką gausim, tokį detalį subtilizavau, kad investuoju investiciją, kokia grąža bus jos, taip, Facebook'o premjerį, siunčiau ten visiems šilės fanus, siunčiau, toliau ten rašiau, aš tik kabinau iš finansų viceministro, ten jam rašinėjau, kažkas sudės įžiūriu, žinau, super, sakau, tai tiek, aš prašiau. Sako, bet kodėl ne 300 000? Ko nežinau, man nereikia 300 000. Sako, tai ko tu mūsų neinformuoji čia, žinai, sakau, tai kad aš informavau, siunčiau laišką, čia neperskaitėm, da gerai. Aš sakau, einam 300 000 reikia gauti. Ne, dar parašė, sako, greitai grįžti už 15 minučių, sakė, 300 000 davė, sakė, atsikabinkit tiesiog, namus, imkit. Ne tai, kad imkit, bet leido iš tų pinigų perkelti į algas. Sako, tai ką darom, štai 300 000, ne? Nežinau, 8-9 reikia, aš žinau, ką jis eis daryti, žinai. Tai toks irgi valstybė, žinai, kad, tiesiog, imam, po to galvosim. Tai tas bendras per visur eina. Imam,
kam, neaišku, įmam, sugalvosim po to. Tai taip aš ir matau tą biudžetą visą mūsų, ir gaunam tų pinigų, tada pradėjom ten vieną žmogų, tada paaiškėjo, kad nelabai tų pinigų reikia žmogui, kitą būdą radau, kaip jį nusamdyti. Tai vienas žmogus atėjo, tada prie kitos sistemos kitas žmogus, tada radom projektą, kuriame planuojam programuotojus samdyti. Tiesiog už kiekviena istorija galėčiau tokia, kaip čia pasakau, už kiekvieną projektą guli tokia kažkokia istorija, kur, wow, kaip čia, žinai, nuo vieno nuėjai, kažkur nuėjai, grįžai ir kad būtų aiškiau, ateinam žmonės galima samdyti. Ir sako, čia algos bus kokie iki 3,5 tūkstančių. Tai čia tos programuotojus tikrai rasiu, užtiek, žinai, ramus esu architektas, programuotojus rasiu. Tada, kai man prezentaciją daro už savaitės, sako, pirmas slaidas, tai pasako, pažiūrėjom, kad negali būti ten tokių algų, maks 1,8 architektų, programuotojams 1,5, žinai. Kažkaip čia kažką, žodžiu, klaidą padarė. Sakau, tai tiesiog galim prezentaciją ir baigti, žinai, nelabai ten verta tęsti jau ją. Jeigu programuotojų 1,5 iškosi tokiam projektui architektų už 1,8 į rankas, tai matyti nelabai realu. Ir po to prisiminiau, kad vienas pažįstamas dirbo valstybinį instituciją ir kažkaip ten pas jos algos didesnis buvo, žinai. Ir tai paskambino jo, sako, toks įstatymas išimties, viskas galima čia. Taip, tiem programuotojams dvigubai. Parašiau, tada taip ir padarėm ir subūriau komandą. Ten atstatė programuotojų, projektų vadovas. Programuotojai susirinko tokie faini iš startupų, iškylo iš Mėlelaito, iš to paties, žinai, mūsų susitėjau, ten sulindo visi, davai padarom kažką, žinai, faino. Ir tokiu būdu gavau programuotojų komandą, žinai, mes ten tas Europos Sąjungos projektas, čia nėra kas slėptam, ten dirbtai, ten jis pasidarė, ten išpūstas tas sumos, ten viskas išpūsta, jeigu ten greit darant, ten padarėm, padarėm tą projektą, sėdė toliau tie programuotojai, tai ką toliau darom, ne, tai kas ten patikrins, ką aš čia su jie daro, va čia gal šimeluoja, ką aš pasakoju, ne, jeigu čia kažkas klauso, tai tie programuotojai, tai turim komandą, turim padarytus projektus, ten dar tus projektus toliau vystom, nei ten planų buvo tokios padaryti, žinai, pat pradžių mes toliau ten juos vystom, darom, to pačiu šalia turim resursų, kur galim padaryti tokius dalykus. Tai va, taip, kaip pradėjau buildinti šitą visą, tai mes dabar, sakau, turim kokiam 5 žmonių, per visas skirtingas institucijas ten pramėtytų, nes po to kitos institucijos pradėjo ateiti, sakyti, galite padėti, mažnai, ten turim pinigų, turim projektą, bet jūs trečią kartą pinigų gaunam vis didesnis kiekis, bet kažkaip pradėjom jaus, kodėl čia ne piniguose problema, nes vis kažkokį šai pasidarom. Tai, okei, tai mes, žinai, ateinam padėti instituciją, va, susižiūrim, ko reikia, iš tiesų, kokių žmonių reikia, kokios komandos, paimam iš tų paslaugų pinigų, kur tam projektui 3 milijonai skirta, paskiriame pinigų žmonėms, tada paaiškėja, kad ne 3 milijonų reikia, kad ten kokio milijono užtenka, arba 0,5 milijono, kartais šis nereikia, paaiškėja, aišku, ten krapšto galvą žiūri, nes ten dalis lėšų buvo panaudota, ten tokių būna visokių, žinai, tų dalykų, tai ir iš esmės va, tokiu būdu mes taip turim tą komandą, kuri yra išbarstyta, bet jinai realiai tiesiog kompetencijom valdoma, ne teisės aktai. Visi gali sakyti, žinai, čia ačiū viso gero, tu nežinau, kas tu esi čia, kažkur dirbi kažkokią kanceliariją, aš čia dirbu kažkokią, nežinau, tarnyboje ir mes čia nieko bendro šiaip ir negalim turėti, aš turiu vadovą, savo užduotis, viskas. Bet iš tiesų tai mes visi kartu dirbame, žiūrime, dalinamės patirtim, know-how, su klaidom, išmoktam pamokom, kaip vienas. Kitą dar irgi prieisim, bet ir iš esmės, tu turi tada komandas, kur galima padaryti šalia tokių projektų, tokius nusuolis, kur ten pagalvom, girdžiu tas problemas, viską, ten kažkas kažką rimy pasistatė, ne, sužinojo po fakto. Paaiškėjo, kad taigi reikėjo ateiti į savivaldybę, buvo savivaldybės lentoje pakabintas skelbimas, savaitę kabėjo, kad čia pas tave rimy planuojama statyti, ko tai savivaldybė neužeina paskaityti tą skelbimą. Tai žmonės čia vaikšto tą savivaldybę, žinai, skelbimą iškot lentoje. Ir tokių vis ten kažkokių dalykų su tom statyboms, su miškų kirtimais, man niekas nežino, kas vyksta, kaip kas. Ir sakom, pasidarom aplikaciją, kur tiesiog tu teisi apsibrėžti tave dominant šį teritoriją ir valstybei, kas viskas vyks, kažkokie eventai, kurie įvyksta, ar ten kirtimai, leidimas išduodamas, ar statybų kažkokie tenais leidimai, rekonstrukcijos, ar dar kažkas, ar žemės paskirties keitimai, ar ten, nežinau, įžuvinimai, kas tik nori, paukšt, ir tau pasižymi kas dieną, kas savaitę ir kas mėnesį nori gauti tą informaciją, ir tau ateina tą informaciją e-mailą, pasižiūri, kad pas tave vyksta kaiminystė. Aš dabar visai faina pažiūrėti. Vienintelė problema, kad tos duomenys reikia gauti. Aš tokia, žinai, problemėlė. Sistema šitą padaryti, čia 2 savaitės darbo, susėdai hackathonas ir padarai. Kaip gauti tos duomenys, žinai, kaip iškėja kirtimų leidimą, viskas popieriui. Čia visi pikti, kad čia miškus kerta, niekas nežino. Tai pati valstybė nežinojo, žinai, kur ten kas vykstant. Tai čia toks ant lango sudėdavo tas lapus, saugomų rūšių, saugomų teritorijų, kirtimo ten tą plotą, prieš saulę pasižiūri, persikerta čia ar ne, žinai. Toks čia, nežinau, čia bairį, žinok, čia jau ašara bėga pasakojant. Tai tokia, žinai, situacija ir skaitmenizacija, čia pas mus skaitmeninė valstybė. Tai taip, žinai, tai tada tą sistemą visą perdaryti, kad realiai atsirastų geografinės koordinatės, viskas atsirastų, duomenys atsirastų. Infostatybai, žinai, žiūrime, kas čia vyksta, viešas derinimas, reikia viešos informacijos, tai kažkoks viešas yra viešinama informacija. Bandau prisijungti, neįmanoma prisijungti, nulūžti, kažkur ateini, ten nėra jokios informacijos.
pradėjom tos duomenys rinkti, paaiškėjo, kad tie duomenys, tie skirtingi procesai nesisėja tarpusavėje, tada klausimas, kaip mes tos leidimus išdavinėdavom seniau, tokių, žinai, klausimų, kur nežinau, ar atsakymą norėčiau išgirsti, man tada labai įdomu ten darosi. Tai kaip susijęti skirtingus failus, tą patį projektą, tai per failų pavadinimus turi būti tie patys pavadinimai, tai jeigu pavadinimas pasikeitė klaidelę, tai tau nebesusieja, čia, žinai, toks. Ta prasme, kaip ten tų žmonės mes vertėm dirbti, žinai, kurie išdavinėdavo tam, kokia čia klaidos tikimybė. Aš jau kaip ten, žinai, visokių ir matai ten žiniasklaidoje problemų, skaitai apie tas statybas. Ir čia atsisėdom šitą sutvarkyto, čia, žinai, didžiulė sistema, niekas ten nesijungia, reikia visą tą sutvarkyti. Čia kokie metai darbo, žinai, kol viską tam surankėm vieną vietą, po to ten tus duomenys sujungiam senus, naujai eina, ten tą viešinimo dalį padarėm fainą, ten viskas aišku, procesas. Nuotraukos, vizualizaciją dabar jau galima pamatyti, dar neprivaloma, bet jau dalis deda patys. Ir tada tos duomenys jau gali atiduoti smalsuoliam, kaip atveri tos duomenys atverti, o Jėzau, kas nebuvo, ten, žinai, grasinau susidorodinimu tam teisininkam, nes 3 kartus pasikeitė tai teisininkai, vis nauji ateina, aišku, ne dėl to keičiasi, vis ateina, sakai, žinai, dėl ko jis pakeitė, nes prieš tai nesutiko jie atverti duomenų, žinai, dėl to ir pakeitė, jos, šnekam. Ten nes adresą negali atverti, viską gali atverti, bet adresą negali atverti, tai kokia prasmė tada, žinai. Gatvėje va, vyksta. Tai nėra prasmės. Tai va, visą tą tokį surinkom ir pasiruošėm ir va, tada tas smalsuolis tikriausiai ir gimė, kur visi gali pasižiūrėti, kad jau nebūtų skundų, kad čia kažko mes nežinojome. Tai užsiprenumeruoji, atsidarai ir po tą tautinį tą mailą, kartais atsidarai, pasižiūri, kas vyksta, jeigu įdomu. Tikrai kartais įdomu, ką ten kaimynas planuoja, ką šiaip per statybos nusimatom. Pasižiūri, žinai, skaidrumas. Taip. Skaidrumas, viešumas, tas yra labai gerai. Iš tikrųjų, nuo pat pradžio aš taip klausausi ir ką šitaip vyksta dalykai, nes, sakau, aš kai turėjau porą savo persidengimų su tuo viešuoju sektorium, kai ten buvo vienu atveju, ten projekte vienam dalyvau, kažkaip kitoks įspūdis susidarė, bet čia buvo, galvoju, 13, man atrodo, ar gal 14 metai kažkas tokio. Tai visiškai kitokį įspūdį buvau susidaręs, kaip vis vyksta dalyko čia. Visa ta istorija su tais lėšų surinkimu grinai skamba kaip startuolis, nes tu realiai turi idėją, reikia kažką padaryti, tam reikia gauti investuotojų, reikia, kad jie sutiktų viską, tada kaip tą pasidaryti, galimai reikia paskaičiuoti, kad gal daugiau reikia paprašyti, gal vietomis mažiau, kaip ten kas ką, paskui žiūrėsim. Tai va, toks visas vaizdas susidaro, kad čia iš tikro startuolis ir dabar man darosi gal ir aišku, kodėl tas atsirado ir Startup.gov pavadinimas, startuolis šitoj valstybėje, nes realiai čia viens prie vieno tokia istorija atrodo, kaip vyksta ir šiaip yra labai smagu girdėti, kad realiai žmonės ir motyvuoti ir tos idėjos tokios atsiranda ir iš tikrųjų tas viešinimas ir gal žmonių pritraukimas labiau ir gal to tokio proceso, gal labiau viešinimas ir žmonėms darimas jo aiškesniu atneš daugiau pasitikėjimo, iš tikrųjų žmonių daugiau pritrauks, nes šiaip, man asmeniškai buvo čia viską, ką pasakos, iš tikrųjų viskas atrodo nauja ir atrodo, kad visiškai kitaip valstybei dalykai veikia. Tai iš tikrųjų žiauriai faina, bet iš kitos pusės man toks klausimas, ar nesusidarėt kartu ir su tokia žinių sklaidos gal trūkumų iš tikrųjų, nes aš nežinau, kiek iš tikrųjų daug žmonių žino apie tuos jūsų kūrimus projektus, ką jūs darot visi kartu ir kaip jūs judat. Ar nėra kažkokių minčių kelti? Didžiausia motyvacija, tai žinai, yra dėl to, kad patinka tai, ką darom. Ir tada ta sklaida, žinai, rašai, jinai yra, nėra, nebe tai svarbu tai yra. Savo darbą padarau, yra platforma, žinai, ten Facebook, LinkedInas, per kurį aš ten pasakoju, rašau, dalinuosi. Kažkur va čia pasikvečia, bet nėra tenka. Tai aišku, ten irgi daug kas, kad iš turit labiau, žinai, ten kažką. Bet, tau čia hobis, tu to užsėjau, tu to darai, tu nėra toks, kaip politikų ultimate goal. Smagu, žinai, aišku, kai visą tai, bet tai nėra, kad čia būtent dar per tą galvą verstis ir čia kažkur būtinai kažką papasakoti, lys kažkokį skandaliuką sukelti. Bet nėra to, žinai, tokio noro ir tiesiog fainai tai, ką darom, pasidalinam to, ką darom, pasidalinam kažkokius ten korupcinės schemos sudaužom, žinai, ten, mes tokie, žinai, be skrupulų šiaip. Tai negali sakyti, kad korupcinės schemos, aišku, taip, tai apibrėžti ten. Bet mes pavadinimais, vardais nurodom ten. Ir ten, dar reikia suprasti, kad ateinam išspręstų klausimų. Ir ten, kai kuo labiau priešinasi, tuo didesnė motivacija. Ten pas mane būna. Yra komanda, kurie deliverina rezultatą. Ir aš tada atsirišu rankas spręsti sisteminių klausimų. Ten pravalyti realiai kokios nors institucijos užgrobus iš rangovus. Ten tiesiog lesa ten tos pinigus savo žmonės idėją. Ir, mes atgal tokie irgi be skrupulų, aš tai ten jokio neturiu, žinai, įsigilini į problemą, susirenki visus duomenis, viską iki detalių, nueini ten, nežinau, net ten apie save tiek nežino, kiek tu tikriausiai susirenki, tada pradedi, žinai, darbą.
kuris kadangi tu jau matai, kaip be taisyklių valstybė melžia, tai labai paprastai, tada ir tau taisyklės negalioja. Mažiau galvoti, ką gali daryti, ko ne, žinai. Tai tada dažnai tau čia hobis, jiems darbas ir kas laimės. Jo, kaip čia, niekad nereikia nuvertinti žmogaus, su kuriais įvėlė į ginčą, kuriam tai yra hobis, nes jis žymiai daugiau pastangų ir darbo įdės, kad įrodyti šitus dalykus čia labiau Taip, čia aš tokius pamatęs, aš tokių ir vengiu, žinai, kartais ir nepritari, bet tu tik pamatai, kad panašus ten į tavo misiją, žmogus misija, tu viskas, out, tikrai, jau žinai, kad kitu atveju iki galo reiks eiti, tada klausimas, ar tu pasiruošęs, ir tu žinai, kur tas galas yra, dar nuo to reiktų pradėti, žinai. Ir tada tai geriau tiesiog vengti. Tai, Aš dar su vienu tokiu pastebėjimu, šiaip iš tikrųjų su tuo žmonių išsidėstymu per skirtingas institucijas, bet iš tikrųjų dirbančias kaip komandoj. Tiesiog man labai primena iš tikrųjų tą tokį, pavadinkim dabar dažną embedinimą vos ne, kur visi vienu tikslu dirba, bet kaip ir dedikuoti kažkur kažką, tokie kaip covert opsai vos ne, bet daro ką reikia, ką priklauso, plus papildomai labai daug pastangų ir eforto įdeda, kad padaryti tai, kas jiems trukdė, maišė arba kitaip sunkino gyvenimą, iš tikrųjų pušinti viską į priekį. Mano dabar į kokį klausimą linkstu, ar smarkiai pasimatė aplinkoje, kad kiti perima tas gerasias savybės iš tų, tarkim, tų čempionų žmonių, ir bando irgi daugiau to tokio iniciatyvumo. Yra, žinai, gal mažiau negu norėtųsi, bet yra tokių ir labai tas. Tikriausiai čia yra lead by example rezultatas, žinai, kai tu ateini, ne ten kažkokį čia PM-bukas, dabar čia kažką skaitykit, darykit, ateini ir tiesiog, komanda ir varo, arė, ir net nežino pagal kokį čia PM-buką varo, ar pagal biliūno laimė žyburį, žinai, kurį čia iš tų knygų. Nesvarbu, tiesiog rodo, kaip turi būti pasiektas rezultatas. Ten klaida, nesvarbu, nusuklydai, atsiprašai, judi toliau, tu rodai tą instituciją, kad žiūrėk, kad nusuklydau, nenušovė niekas, pasitaisėm, judam tolyn. Tai ir tada kartais tos institucijos ir žmonės prisijungia. Mes visą laiką, žinai, patys, kai pradedi darbą, to projektų vadovo, pirma užduotis yra susiburti komandą iš vidų žmonių, kuriems rūpi, kurie realiai dirba su tais procesais, kurias liesas skaitmenizavimas, kad galėtum gauti visą tai, tada iš jų tu susidibildini komandą. O tada tu jau turi, žinai, viduje komandą, kurie žino, kas vyksta realiai. Ne vadovai ten, kur utopijoje gyvena, žinai, ir ten nelabai negali to pasakyti. Sakai, realybė, sakau, ne, pas mus taip nėra. Taip nėra. Ką tik tai buvo, žinai. Tai tu tiesiog, ką tu mane įrodinėjai, kad tu iš viso nesigaudai, žinai. Tai tikrai ne vienas momentas. Tada bent jau tylėk, žinai, kai tau sako, kas, tai neišsiduok, žinai. Tai va, o neįginčius, tu tokių, žinai, tikrai ne vienas momentas. Tai ir tada, žinai, tu su ta komanda turini ir ta komanda pamato ir patikė, kad gali. Tu išlaisvini žmonės. Jie žino, jie visada žino, bet tiesiog jų niekas neklausė, ten nenueidavo tas. Tu ateini išlaisvini žmonės ir kartu su jais, žinai, tu padarai tą, žinai, kas iki tol buvo neįmanoma. Ir tada kiti pamato patikė. Aišku, kad tas change management, žinai, visas, kuris ten vyksta. Aišku, kad pasipriešinimo nemažai, bet vėl, žinai, viena komanda praeina, nei kitas jau moko komandas, kurias po jos eina kitos institucijos, nes jau jisai žino, kaip geriau tą mes jau tokia, žinai, viskas smulkmenos. Tu gali aklai eiti, žinai, 100% norėdamas padaryti ir tu sugaiši be proto daug laiko, be proto daug resursų, tai gal net nepadarysi. O 95% pokyčio tai bus, lengva padaryti. Ir jeigu tu žinai, kokiu tie 5%, kurių nereikia daryti, ne? Kodėl jų nereikia. Ir tau visiškai kitokia darbo diena atrodys ir kitoks rezultatas ir kitoks pasitenkinimas. Tai va, tai irgi, žinai, komanda kartu mokomės tokius dalykus, atrandam. Dirbi su 20 komandų, tu įsivaizduoji, kokiu greičiu tu gali mokintis, kai informacija vaikšto, va taip. Niekas nebijo pasakyti, kad sufeilinam. Tai va, sufeilinam, ką žinai, sudaužėm projektą, buvo, žinai, ką žinau, irgi galim tokį leisti prabangą. Tai, bet dažniausiai ten dėl kažkokių kitų priežasčių, bet mes irgi sakome, jeigu nepasisekė projektas, tai čia yra mūsų problema. Nereikėjo lysti iš viso prie to projekto. Žinojai, kad nepasiseks, norėjai gero, norėjai padėti, neišėjo padėti, o nas, tai yra viskas. Nebetėsam tolin, kas ten įvyko. Tai tas toks požiūris, žinai, ownershipas tada stiprus atsiranda, kai, tiesiog, tas atmaskės nėra įdomi, šiaip tai, sufėlin, viso taškas, nebeįdomu toliau, gali savo močiutį papasakoti, žinai. Su sąlyga, kad pasimokai iš klaidų. Taip, tą galim aptarti, žinai, tada jau ten ir priemam sprendimus, kad iš to ir gimsta mūsų vidinės taisyklės kažkokios, kad einam tik ten, kur nori pokyčio ir tik ten, kur patys tikim pokyčio. Nieko, viskas, baigiam su kitais visais projektais ir taip nebedarom, žinai. Tai kai kariuomeniai taisyklė, žinai, ateina nesugalvoji, bet realiai krauju parašyta. Tai pas mus ašarom ir prakaitu. Nes aš ir galvojau, kaip iš tikrųjų pakankamai
kaip sunkiai užtrunka surasti tuos vadinamus čempionus arba žmonės, kurie būtent padės įgyvendinti tą patį pokytį. Nes, tarkim, jeigu, tarkim, domenas pasikeičia į visiškai kažkokią kitą sistemą, kur, pavyzdžiui, nieks bendro nieko neturėjo, kaip surasti žmogų arba atsirinkti, kad jis yra tas žmogus, kuris teisingai žino, arba tas, kuris turi tikrą idėją ir kur iš tikrųjų realizuosis, ir kaip jam padėti tą kelią. Bet čia, kaip pasako, dabar viskas darosi aišku, nes jie patys kelia klausimus, patys perė krauju ir prakaitų būtent savo atidirbę, žino kas kaip ką, ir paskui galų gale tas su vienais pasikalbėjo, su kitais pasikalbėjo, iš tikrųjų ir toks atsirandesnis pasitikėjimas. Vidinė komanda, žinai, turi tą vidinę komandą, jinai jau žino, kas vyksta, tau per ją eina visas, kur tu pataikiai, kur nepataikiai, tau ten nemato, kad tau nebijo sakyti viską, žinai. Vadovai bijo, tau nebijo, ir tu visą turi informaciją, kas kaip reaguoja, kokius pokyčius, iškart žinai, ką kalibruoti eigoje, tiesiog turi visą informaciją ir viskas, tu gali priimti sprendimus mūšio laukia tokius, kad jie, iš principo spręs klausimą, o ne Kijevas per 3 dienas, tai yra niuansų, žinai, tarp šitos informacijos disponavimo, kokią tu gerai turi, čia esminė vieta, žinai, užsitikrinti, kad tu turi tokią informaciją, jinai gali kažkiek skirtis dėl žmonių vertinimo, dėl dar kažko, dėl patinka, nepatinka, bet iš esmės, jeigu tu turi informaciją, kas vyksta toje institucijoje tarp paprastų žmonių, tu gana gerai galėsi eiti per tą visą pokytį. Jeigu dar rasi ir kitų, kurie nori prisijungti, arba atrasi, kurie netikėtai būna, tikrai buvo vienas didelis sudėtingas pokytis ir pat atsirado vienas tam grandinis žmogus, kuris tiesiog patikėjo ir pasakė, čia dabar kitaip nebuvo, tik taip, iki manęs turi taip ateiti, taškas. Ir viskas, iškart pasikeitė, per dieną visas procesas, ten galėjom dar pusę metų. Netikėtai, tai tu dar supranti, kad šita pozicija, kitos institucijos, visiems signalas, su šito žmogum šnekati, su šitos pozicijos žmogum, nes literaliai matom, kad jiem čia yra nauda iš to, viskas keičiam visą procesą per visas institucijas, su šitos pozicijos žmogum šitą pokytį darant viskas. Ne ten bendrai kažką, ten su šito pradedam, šitą mokymą žmogų, šitą apmasažuojam ir su juo einam į priekį. Tai kartą, žinai, tu iš karto dar 12 institucijų kitų jau gali padengti, bet absoliučiai kito greičių ir kitų, o ten vėl būtum pusę metų tampėsis. Tai, žinai, tai yra tas mokymasis kartu, tai yra esminis tikriausiai ir nežinau, savybė žinai. Taip, ir domino pats efektas, nes realiai būtent tas žmonių dalinimas ir identifikavimas problemų. O aš tada sugrįšiu dar su tokį biškį atgal, toks man kilo klausimas, iš tikrųjų, kaip pačiam, tarkim, tik 20 prisijungus, kaip, nes, pavyzdžiui, patikėti, ateina šviežias žmogus ir patikėti, ką jis sako daryti, arba vienaip ar kitaip keisti tuos įsisenėjusius dalykus, reikia turėti vis tiek kažkokį svorį balse, pavadinkim taip, arba, tarkim, nežinau, žinoti ir tikėti tuo pačiu žmogum. Kaip jums sekėsi iš tikrųjų tą pasitikėjimą susirinkti ir užsitikrinti iš tų žmonių, kad jie iš tikrųjų patikėtų ir viskas judėtų į šitą pusę, kur esate dabar? Tai toks, žinai, tas svoris ir priklauso nuo vidinės motivacijos. Šiaip ne, tau jeigu dabar Tomai pridėtų pistoletą prie galvos ir tam pasakytų, kad ten iš to būto turi, kažkokią būtą turi dabar žmonės išeiti. Nežinau, ką nori padaryti, bet jie turi tiesiog išeiti valandą ir negrįžti būtą, ne? Šiaip tu pasakytų tokių užduotis, kad tu durna, ką žinau, ten jų būtas neįtenka, bet jeigu tu pistoletą pridėtų arba tau šeimai prie galvos, ne, ir tu pasakytų, dabar jie turi išeiti. Tu prasme, aš esu ramus, tu rastum sprendimą, tu ten susitartum, tu kažką ten rastum. Tai labai nuo motivacijos priklauso ir ten, kur tu gali ateiti ir sakyti, man čia nieko neleidžia, tu būsi teisus, arba tu gali ateiti ir sakyti, čia yra fucking mano valstybė. Čia yra mano valstybė ir aš joje noriu tiesiog padaryti kažką gero. Ir jeigu aš matau tą, ką aš noriu padaryti gero, yra kas maišo, man šiaip neįdomu, kas jie yra, kas jie tokie ir ką jie čia užima. Aš tiesiog padarysiu taip, kad šitai valstybei būtų geriau. Vienintelis dalykas, realiai geriau padaryti, smulkmena. Tai gal, tai toks čionais yra tas veikimo modelis ir va čia yra labai svarbu šitas patikėjimas ir nežinojimas, kad tai yra neįmanoma, gal taip, žinai. Irgi labai svarbu, dėl to dažnai kviečiamės iš išorės žmonės, nes jie nežino, kad čia neįmanoma tą dalyką padaryti. Visi iš vidaus žino, žinai, kur žino, kad neįmanoma, jis ir nepadarys. Čia su ta motyvacija, ne? Taip, tai žinai, bet vėlgi, kai tu matai ateini komandą, kur ten visi eina ir ten visi sugeba ten tų žmonės iš to, nežinau, gal geresnį, kokį galim pavyzdį rasti, bet iš esmės, tu būtų visi iškrapšto tų žmonės valandą, palaukia, grįžta tų žmonės, dabar tu matai, kad čia visi taip daro.
iš viso to net pistoleto nereikia, tiesiog ateini, aš pasižiūrėk, kaip tai darom, ten yra padarai, žinai. Tai toks yra toks, tu negali sakyti, tu tokį hebra atėjęs nepasakysi, žinot, čia aš kažkaip neiškrapščiau tų žmonių, nustumdysi iškrapti, ką tik matėjai, žinai, tiesiog. Eini ir žiūri, kaip iškrapštyti. Negali grįžti pas juos ir pasakoti, visi vakarė pasakoja, kaip ten iškrapštyti, o vienas nepavyko. Kažkaip taip biški, pasakė labiau tą galvą, žinai, biški daugiau pasėdė, pagalvoja, gal tą naktį nepamėgi, biški, bet tu išsprendė tą klausimą. Tai ta motyvacija ir esmė, kas čia visą tai lemia. Ir kaip aš ir tą matau, ir kodėl mano tokia motyvacija yra. Tiesiog, žinai, kaip mes sakom, komanda, bet maskė. Jeigu sufeilinam, tai irgi bet maskė. Tai ar tai padarom, bet maskė. Bet kaip, žinai, stengiasi darai, tai yra tai ir feilinam. Dažniausiai iš seniau kažkas būna kažkas. Na, tai tau visai kiti interesai ir iš tikrųjų, jeigu atvirai daliniesi, kur kas negerai, jeigu ir nutiko, kiti iš karto gali pastebėti ir pasakyti bendrai iš bendravimo. O čia aš gal susidūriu su tokia bėda, kai buvo man tas ir anas, gal žiūrėk šitaip kitaip padaryti. Tai tas, jeigu bendravimas yra komanda, tai make sense. Iš tikrųjų. Čia esmė, visą ko esmė va šitas, ką tu sakai, bendravimas, komunikacija, problemų dalinimasis ir kitų įsijungimas spręs problemas. Kad Tomo problemų spręs kažkoks Jonas, kuris visai kitoje institucijoje dirba, visi tik žino, kaip išspręsti tą klausimą, jis jau prieš tai sprendžia šitą klausimą. Jis žino, ką paskambinti reikia. Tiesiog išspręsti, tau būtų mėnesį darbo, ne jam čia 5 minutės. Ir tu net nežinai kartais, kad jis įsprendė už tave tą klausimą. Tiesiog jis paėmė, paskambino, pasako idėją projektas. Kažkada gal sužinai, kažkada gal nesužinai. Okay. Tas man ir o kaip pasiūlytumėt, pavyzdžiui, kitoms komandoms iš tikrųjų tokias išlaikyti motivaciją žmonių? Nes šitą prasme, aš spėju, čia grinai yra specifika būtent to noro padaryti savo valstybei gerą ir iš tikrųjų tą prisiliesti ir padaryti poveikį daug žmonių. Bet, pavyzdžiui, žiūrėti iš startuolio komandoje, kaip motivaciją žmonių, tarkim, užkelti arba palaikyti tam tikrame lygyje? Ar yra kažkokių... Tai, žinai, tai pats sprendžiu už klausimą ir savo startuolį, žinai. Tai gal ten visą laiką irgi labai lengvai galėjau eiti per tą, kad dirbam šaliai, pritraukiam pinigus, čia, žinai, pinigai ateina, jie čia išsidalina. Nes vėlgi, tu esi akcininkas savo versle, ne? Tu, kitaip sakant, mes varysim, bet finale aš ten, žinai, ką biški uždirbsiu daugiau, gal ne biški. Tai toks ir tada tu vietoj tu vėl ieškai, žinai, kas tu žmonės iš tiesų motyvuoja. Tai, žinai, kažkokia prasmė, augimas ir laisvė. Keli dalykai, kurie iš esmės, jeigu suteiki, dėl ko mes remote first ir buvom, laisvę duodi, vis planuojas laiką užduotis ir augimas, tu stebi žmonės, žiūri, kas kam įdomu, kas kur geriau auga, ir tu ieškai daugiau atsakomybių duodi, daugiau finansų, ir tu tiesiog žiūri, kas vyksta, o ne ten užmerkęs akis, kad, nežinau, pasakyti, niekad gyvenime nėra gal yra, bet neįsivaizduoju, su daugybė žmonių sudirbėt, bet kad ateitų ir sakytų, manau, reikia pakelti, žinai, nori pokalbį, tai labai 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 retas pokalbis, tu tiesiog stebitų žmonės ir tu matai, kad čia skrenda žmogus, tai ką tu dabar temsi gumą ir čia, tai eini tiesiog, jeigu jis skrenda, tu jam duodi kaip pilotui jo valgą, ieškai tų pinigų surinkti, ne visada pavyksta, gal, kartais gali išeiti valstybė irgi kartais jam uždeda apribojimų, bet pats faktas ir startuolė, tu žiūri, kaip tu žmonės, kad jie augtų, kai jie auga ir motivacija kita. O auga jie tada, kai pasiūlai kažką, pažiūri, ką jie daro, suformuoja tas sąlygas, vėl laisvė, klysti, ne, už klaidas nebaudė, sėdi ir žiūri, kodėl mes padarėm tą klaidą, kaip jos išvengti ateityje, o ne ten baudas ir išrašinėti už tas klaidas kažkokias. Ir žmonės pasitikė, tai mes tam psichologiškai saugi aplinka, ne? Tu padirbi psichologiškai saugi aplinkoje žmogaus, ir tu tam versle pilna psichų, kur žaloja ten tu žmonės, ta prasme, ir tu žinai, tu čia tikrai konkurencinį pranašumą didelį turi, jeigu tu sugebi sukurti psichologiškai saugi aplinką pas save versle, viskas, tu jau esi ten 95% verslų neši. Tai čia tiek užtenka, bet tam tu turi per save perlipti daugelį vietų. Čia labai, labai opi iš tikrųjų tema, man atrodo, kad kai kur spaudžia iki galo, iki negalėjimo, kur už kiekvieną klaidą baudžia. Čia, man atrodo, būtent tas yra svarbus to tokio sveikumo lygis geras. Tai mes viską irgi darom. Žinai, daug kur tiesiog mes darom atvirkščiai, žinai, ateini žmogus, ten 3 savaitės ir tu matai, kiek užeini į kabinetą, kompas prieš tave ir jis vis dirba. Kai atsiprašau, pas mus tiek nedirba, nieks tiek nedirba, čia ne fasonas, tai čia blogai, gerai, žiūrėk, tai yra 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, tu gali dirbti daug, ne, bet jau po to tu turi pradėti pas tai mažėtų darbo kiekis, tu turi laisvę, tu laisvo laiko gauti, tu idealiu atveju, ten, kur tu atėjai pilną etatų, ypač į tokį, žinai, ne procesus, o projektus, ne, tai tu turėjau po kokio pusės metų, maks pusę etato dirbti, gauti algą už pilną, viskas gerai, čia ne apie tai, kad mes taupyti norim, mes norim tiesiog, kad tu čia maratonas, nesprintas, čia mums nereikia tų, kur varys, tada perdėks ir išeis, tai kas iš to, geriau tada anksčiau tokį atleis žmogų ir viskas, nekankinti. Sakom, tiek dirbsiu daug, tiek atleisnis, tai žmonėms irgi toksai
Žinai, kas tau gali pasakyti, per daug atleidom, per daug dirbo, žinai. Tai tokia, žinai, frazė nėra oksimoronai, bet iš tiesų taip ir yra, žinai. Tai tiesiog išeis žmogus, net laikys, kam mums tiesiog geriau su to žmogum tada dirbti, kodėl jis tiek daug dirba, kurioje vietoje nesusitvarko, padėtam žmogui, įsitraukia, čia yra problema, žinai. Aš pats, tikrai negaliu pasakyti, žinai, ar aš daug padarau, tikriausiai, žinai, ar aš daug dirbu, ne. Tai toks ir kitus norėčiau matyti, kad sugeba balansą atrasti, nes netradus jo, tu tikrai nebus daug naudos, žinai. Ir ta laisvė, kai tu turi, žinai, biškį, nes kai tu užimtas projektų vadovas, tai tada, žinai, tu ten krenta kažkokias netikėtas užduotis, nesusitvarkai, iš kitos pusės rangovai yra, kurie savo komandos duoda, ten tu nespėjai jūsų valdyti, tada mato tą, jaučia, bet, žinai, tada prioritetus kitur perėmė, tada tu pradedi praras kokybę ir greitį. Tai geriau, tu turi turėti laisvę, laiką savo tam veikloje, kad kažkam nutikus, tu operatyviai reaguoji ir visi mato, kad čia visada bus staigų ir greitai, o čia geriau reikia prioritetą skirti. Daug tam aspektų yra. Okay. Čia dėl to perdegimo, tai iš tikrųjų tas irgi išspaudžia žmonės iki negalėjimo, paskui išeina pusį metų niekur patys nedirba. Išsispaudžia, žinai. Žinai, dar daugiau patys išsispaudžia. Tai tada tu tiesiog stabdai tą pats, tą žmogų, eik, nežinau, pailsėk, nereikia. Tiesiog gazdini, kad tiek daug dirbant atleisim, kažkaip galvo, kažkaip negalim, tiesiog taip, nebus čia gerai viskas. Taip. Niekam nebus, nei pačiam tau, nei man, nei valstybei. Tai man tada, kaip ir jau į pabaigą einant, šiaip iš tikrųjų daug gerų dalykų, norėjau pakalbėti apie vienus dalykus, gavosi pokalbis labiau apie komandos, tuos tokius, kaip ugdyti gerą komandą, motivaciją, kaip išlaikyti visus šitus dalykus. Tad sugrįžkim. Čia esmė yra, čia esmė yra. Čia yra labai didelė esmė iš tikrųjų ir kaip pagalvoji, čia yra tie patys kertiniai akmenys, kaip tą sveikumą irgi komandos nustatyti ir kaip pažiūrėti, bet domėjausi vienais dalykais, nukrypom prie įdomesnių man šiuo metu ir kaip ir labai aktualių. O kokie planai tada yra, nes kaip pasiūliau pakalbėti, sakėt, išsigrynot veikimo planą, kaip tas atrodo, tai kokie planai ateinantiems metams arba 5, kaip matote visą tą viziją, kaip judate į priekį? Baigžiais pradėjo dirbti, planai tikrai. Pažaidėm 4 metus, pasižiūrėjom, kas čia yra. Ir laikas, žinai, padirbėjo. Tai va čia toks ir buvo, gal buvau Danijai, sakom, su viešojo sektoriumi susitikęs, jau žmonėm. Toks irgi supratimas, žinai, bendras atėjo, gal, kai ir pradėjau, kad ten vis darai kažkokį produktą ir visą supranti, kad dabar tai manau, kad jau tikrai supratau, žinai, aš 10 kartas, kur suprato, ką darau, bet dabar tikrai jaučiu, kad čia jau paskutinis kartas. Gal kažkiek keisis, bet visą tai, ką mes darėm, visą tai, ką mes čia kūrėm, visas mūsų filosofija, čia su kuria aš atėjau, iš tiesų dabar aš matau, vedė link kažko, link to, ką dabar aš matau ir ką mes esam padarę. Tai aš atėjau čia prieš tai, bet prieš oficialiai, tai aš ten restoranus dar valdžiau, tai žinai, kaip restoranų direktorius, šalies skaitmenizuoti. Bet iš esmės aš atėjau be nieko, žinai, kažkoks planelis, tai kažką padaryti, idėjas, kad čia, žinai, kompetencijų centras kažkas dar, bet nebuvo to tokio, kad dabar visą tai, ką aš, žinai, ir papasakos, tai gimė ne iš fantazijos ir utopijos, bet iš detalių, diena iš dienos to darbo. Tai iš esmės yra, kas visas valstybės vienyje, tai kad yra jose viena ir ta pati neefektyviausia įmonė, tai viešasis sektorius. Jisai gali skirtis lygių, ne? Kaip yra mes, tarkim, mes gana neblogai pasaulyje kotiruojami būtume, bet lyginant su verslu, tai tragedija pas mus. Tragedija. Ir, pavyzdžiui, Danai laimėjo čia skaitmenizavimo varžybas prieš kelias savaitės ir turi tikrai efektyvų tą viešą sektorių, tikrai efektyvesnį negu mūsų, bet tai lemia labiau ne kažkokių sisteminių problemų sprendimus, bet kultūriškai. Švietimas geresnis, ten žmonės labiau kooperuojasi, bendradarbiauja, labiau ten linkia gal apie problemas pašnekėti, nors ten visko yra, viskas tas pats šiaip. Ir tie patys žmonės. Tai ir va dabar, žinai, atėjome į klausimą, tai kaip mums, kaip Danam gyventi, žinai, arba geriau, ar gal taip pat, žinai, o gal geriau. Tai klausimas, žinai, variantai kokie, tai yra vienas. Tai tas, kad mes nieko nedarom, laukiam dar apie metų, dabar va čia taip tikrai pasivėjom tas Danus, nustipriai, žinai, prieš 30 metų žiūrint, dabar, tai čia wow, skirtumas. Bet dar apie metų ir pavysim, bet čia garantijos nėra ir laiko tikriausiai tiek neturim, žinai. Tomai, gal tu turi, gal čia skaitytai, kokie turi, aš tai tiek neturiu laiko. Tai per rizikinga statyti. Antras variantas, kas yra super neefektyvi įmonė. Tai ką tu darai, tu tiesiog atleidi absoliučią daugumą žmonių, kaip Mozė vedžioja po dykumą žmonės tam, kad nebebūtų tų, kur matė vergijos, taip ir čia identiškai tie, kur nebūtų matę tos kultūros darbo. Bet jis irgi nelabai realu. Čia turi būti super stipri politinė valia, super stipri ir kur yra, nestatykime ant to, ne. Yra trečias variantas, kuris įmanomas, yra tik viešajam sektoriuje.
nes privačiam tu turi per stiprų ownership, akcininkus, vadovus, tu ten iš apačios, būtent tu negali tokio padaryti pokyčio, tau ten gali pistolėtą prie galvos pridėti, bet tam, gali būti, kad ten tave sustabdys, ne, kažkokį. Bet viešajam sektoriui tas politinis sluoksnis yra, neturi to lyderystės, tikros ownership, ar jisai iš esmės, jis toks einantis su srove, žinai, su ta žmonių nuomonės, toks labai retas, kuris ten gali perlaužti jį. Ir aš to tik padar atrašysiu kaip tik kolega. Tai ir tada, ką mes turime, kad kaip šitą leapfrogą padaryti, kad ne ten per 5 metų, bet per 10 metų. Gal greičiau dar. Ir tada, žinai, ir kaip prisitaikyti prie tos situacijos, kad mes politinių procesų įtakos neturime, o situacija tokia, kokią turim, politiškai valdžios keičiasi, ateina vieni, kiti, tam daug nepasikeičia. Tai dabar viešasis sektorius sudarytas iš 70 000 žmonių. Šiam 7 dar vis skaičiuoja, sakiau, neefektyvus, tai žinai, vis dar skaičiuoja, kiek tai dirba. Ir čia tas jau koras jo. Ir dabar klausimas, žinai, bet iš esmės, jie visi yra, ką jie daro, jie užtikrina, kad šita valstybė veiktų, kad jinai funkcionuotų. Ir dabar einam prie to, bet yra 0,1% žmonių šitam viešajam sektoriui, kurie užtikrina, nuo kurių darbo priklauso, kiek po to prie tos paslaugos dirb žmonių. 100, 5, 20, 10 arba iš viso nieko. Tai dažniausiai tai yra IT projektų vadovai, kurie kuria sistemą, kažkokią modernizuoja sistemą, kuria skaitmenizuoja naują paslaugą. Ir tai, kaip jie sukurs, ar tu čia bus tokia forma ir tiek reiks vesti, ar tu iš viso nežinosi apie tą formą, nes automatiškai susirinks viskas, suvažiuos ir išspręs už tave, ar tu reiks pildyti prašymą gauti pašalpai, ar vaikam gimus kažkam, ar tu automatiškai pamatys, kad gimė ir tavo teisina, automatiškai niekam nieko daryti nereikia. Ir nuo jų priklauso. Šalia dar yra visą tai, dėl ko mes prarandam greitį, nes greičio praradimas yra didžiausias skirtumas tarp viešo sektoriaus ir privataus. Tai žinai, tai yra visokie viešieji pirkimo žmonės, tokia CPV institucija, kuri derini projektus, valstybės kontrolė, kuri po to gali ateiti, STT, kur gali patikrinti politikos grupės, kur leidžia teisės aktus, tokia daug kukulistų žmonių, kurie irgi daro įtaką. Ne visi iš to 1% dalyvauja, bet sakykime, kažkokia maža dalis. Ir va tada, jeigu tu žinai, kas yra tas 1% žmonių ir tu juos pradedi keisti arba įdėti, nes iš viso nebuvo gal tai. Ir tu tą pokytį gali tada sudėjęs tą komandą iš tas pozicijas, tu gali pradėti daryti pokytį. Bet esmė yra kokia, kad neužtenka ją sudėti iš tas pozicijas. Nes jeigu tu po vieną paliksi žmonės, jos suvalgys kultūriškai, žmogus nepajėgus atsispirti tam visam bendrajam fondui. Net ir startuolių žmonės prisijungia, kurie visgi nutolo nuo mūsų ir nebedirba komandai, kartu jos suvalgė. Liko teisės aktas, procesas. Viskas, nebeliko jų. Ir tas dėl to labai svarbu visiems kartu eiti. Matyti tą laimę žiburį priekį, bet įsipėti ir kartu eiti dalinantis viskuo. Problemom, sėkmėm, nesėkmėm, motyvuojant vienus kitus, išmoktom pamokom, tiesiog kaip komandai įdėti tam procentų žmonių. Ir va tada atsiranda galimybė šalies kursą pradėti keisti į kažkurią pusę, efektyvintis, dėlioti visą tai. Ir tai yra, žinai, kad tai yra iš kitos pusės irgi praktiškai neįmanomas procesas, nes vėl visi ant šito stringa, nes tie žmonės, nes čia reiks žmonių, kurie kuruoja. Nedaug, kokie 8 žmonių reiktų visą šitą kur sukuruoti. Aš jau pats matau iš to, kaip aš praėjęs, tokia super lean esam. Tai 8 žmonių reiktų, kad mes sukuruotume šitą procesą. Tai žmonės turi uždirbti, ne 3, ne 4. Tai 10, kad uždirbti, į rankas. Nes tu iš esmės šalies kursą keiti. Valstybė gali 200 milijonų ištaškyti, bet nėra šitiems žmonėms padėti. Tiesiog politiškai negali paskirti, nes čia kas čia aiškinsis tam, žinai, Lietuvai, kodėl čia kas 10 dirba, tu paaiškės, dar kažkas kanagacijoje gyvena, kažkas kažkano ten penktos eilės pusbrolis yra, tai viskas aišku. Tai tam irgi yra apėjimai, čia vieša laida, bet tai yra, tam būda irgi pokalbis pradeda visokių būdų, koks VŠI kurti 1,2% rinkti, kurias galėtume paremti šitą. Visokių yra organizacijų, kurios norėtų prisidėti prie šitą. Tai ir va tada, turint visą šitą sistemą ir pokytį, mes galim, tai nėra kelias, tai nėra, žinai, kažkokia gatvelė, tai yra lynas, bet jo įmanoma praeiti, aš matau, kad jo įmanoma praeiti ir tada padaryti tai, kas iš esmės, ką tu žinai apie Singapūrą? Praeitą šimtmetį Singapūras, pasakyk man vieną faktą, Tomai. Taip ant užklausimo, taip on the spot. Singapūras, praeitas šimtmetis ir Singapūras. Kokį nors vieną faktą, kuris tau šauna į galvą. Niekas nebešauna į galvą, čia toks on spot, iš karto išsijungia pas mane viskas su Singapūru. Gerai, žinai, daug kas pasakytų, kad buvo neturtinga valstybė ir tapo turtingiausia. Iš 100 metų Singapūro istorijos.
Ir gali būti, kad čia nais tokio dydžio yra pokytis ir iš to šalyje. Gali būti. Bet jis labai mažas šansas, bet jis yra įmanomas. Ir viską, jeigu taip sueitų detalės į vieną vietą, tai taptų įmanoma tokio dydžio pokytį padaryti. Kai manęs klausė, tai kokia tavo motyvacija? Aš matau tą taškelį šviesos tolumo ir tą lyną. Ir tokia yra mano motyvacija čionais. Ok. Nu, čia smagu iš tikrųjų, kad yra žmonių ir aš labai tikiuosi, kad ką aš išgirdau, tai man visiškai atvertė iš tikrųjų tos dalykus į mano įsivaizdavimą. Tai aš tikiuosi, kad su tokiu judesiu ir iš tikrųjų ir patapstas ir daugiau ir tokių motyvuotų žmonių pritraukti pavyks ir viskas pajudės į tą būtent. Ir pajudėsime kaip per 10, nu, jeigu ne per 10, tai per 15, į tą būtent link Danijos. Ir labai tikiuosi, kad tas ir nutiks iš tikrųjų. Tai smagu iš tikrųjų girdėti tokius gerus dalykus, kas vyksta, tai aš tikiuosi tokiu pagreičiu jis nelėtės ir važiuosim į priekį. Tai smagu išgirsti, tikrųjų labai šauniai. Ką tik parašė vienas komandos narys dėl jo darbo į prokuratūrą. Tokia, čia yra politinė realybė, žinai, prie tokių pokyčių dirbant, tu tiesiog bando. Ir, čia irgi kelionės dalis, žinai, bet čia dėl to jis yra labai sunkus, nes tu tiesiog turėtų laikyti visus tokius šalia einančius dalykus ir išlikti audringose vandenyse. Tai mano irgi laikas šiandien amžina, reikia tą suprasti ir norisi irgi palikti kažką, kas toliau irgi galės judėti. Tai toks, kas klausys, tikiuosi patiko. Tokia. Įdomi pabaiga, jo. Tokių dalykų vyksta valstybėje. Tai mes, žinai, tokie einam per tą. Seimas ten puola, kokia, žinai, ten ta buvo Monika Navickienė šalia dar mus kabino. Nesvarbu, ką tu padarei ten, nesvarbu nieks ten, iš tiesų, kad kur kas ten netiko, viskas eina, traukia į bendrą. Spurvini tie žaidimai, bet šiaip nesiskundžiu, įdomu, tik savo. Va tas emocinį įtampą kartais irgi kai kurios palaužia, tai aš tikiuosi, kad kaip čia išplauksit sausi, viskas gerai, nurims viskas ir grįšit į normalias vėžes ir toliau dirbsit šauniai. Tai mes irgi ramybę mėgstam, iš pats, tai pakurstau kartais, tai mano. Tai tik dėl komandos biškai pergyvenu, kad jie atlaikytų, nes čia tą visą politikų purviną, tokį pulimą. Bet tai dėl to ir yra tas pokytis, nėra lengva, dėl to ir kitos valstybės nesusitvarkiusios. Ir būtų lengva, čia visi būtų pasidarę, gyventų laimingai, bet čia yra niuansų. Tai. Būtent. Dėkui, kas klausė tikriausiai, ne? Dėkui, Eimantai, iš tikrųjų, kad priėmėt mano kvietimą pakalbėti. Taip, dabar reikės viską man pačiam suvirškinti ir pažiūrėti iš tikrųjų ir atidžiau sekti visus šitus dalykus, nes tikrai matosi tie pokyčiai, jie nėra, gal norėtųsi kartais, kad daugiau žmonių tą pastebėtų ir tas yra suprantama, nes iš tikrųjų daug dalykų ne visiems yra aktualūs ir jie ne visą laiką su sklaida yra, kaip ne visi yra suinteresuoti tą sklaidą daryti papildomai, nes kai kuriems gal kertasi su jų kartais norais, bet aš tikiuosi, kad viskas bus anksčiau ar vėliau taip, kaip pakalbėjom, kad pasieksim Daniją, tikėkime, aplenksim. Ir dar kada dėkui, kad sutikote pašnekėti, o klausytojams iki kitų tinklalaidžių. Gerai, iki.